Magija Если вы скажете, neegzistuoja. что магия не Teigti, kad magija существует, neegzistuoja, это yra такая tokia pati глупость. kvailystė, kaip teigti, Это же kad, самое, pavyzdžiui, что gravitacija сказать, что neegzistuoja. гравитация не Aš galiu labai существует. lengvai įrodyti, kad Ведь tai я могу neegzistuoja, kad доказать, magijos что nėra. не существует. Tada aš galiu įrodyti ir Да? kad gravitacija neegzistuoja. Заявить, Kaip? что Labai магия не paprastai. Aš существует, užlipu štai все kažkur равно, labai labai что aukštai залезть ir на šoku крышу žemyn. и Ir man juk спрыгнуть nieko с нее. nenutiks. Nes, kas gali nutikti, И juk думаете, gravitacija что tai ничего neegzistuoja. не произойдет? Aš Ничего šoku плохого žemyn, нет. Ну как artėja же? žemė ir Ну, štai susitikimas гравитация su не žeme. существует, Ir gravitacija и встреча egzistuoja. с Землей. Гравитация существует. Jeigu Если nėra бы не magijos, tada магия, nėra ir sapnų. не было бы снов. Mirusieji nebelanko Мертвые не пришли sapnuose, бы, даже во сне. nebėra Не šeštojo было pojūčio, бы nebėra шестого чувства, nuojautos jausmo. если бы Ar не ne? было Nes параллельного juk magija мира, не neegzistuoja. было бы жизни на Jeigu Земле nebūtų magijos, nebūtų и вообще paralelinio pasaulio, ничего. nebūtų žemiškojo pasaulio, Магия nebūtų был, nieko. есть и будет. Magija buvo, yra И ir bus тогда, и visada теперь, ir и tikrai навсегда. visiškai И nepriklausomai магия nuo to, рядом, tikime рядом mes tuo, всегда, рядом netikime, каждый koks из mūsų нас. požiūris į tai, tai visiškai И nieko вообще не nereiškia. важно, что мы верим, что не Magija верим. visada šalia Магия всегда kiekvieno iš рядом, mūsų. рядом каждый из нас. Навсегда. Magija nėra И магия balta, ни juoda, белая, ни черная, žalia, ни nei зеленая, raudona, ни kaip красная, matematika irgi как nėra nei математика juoda, тоже nei ни raudona, nei белая, ни balta, nei крапленькая, pilka. ни желтая, ни Nes синяя. magija, matematika, Магия fizika tai yra инструмент, nespalvos. как физика, Magija yra mokslas. математика. Toks pat mokslas kaip ta pati Просто matematika, инструмент. fizika. Все зависит Magija yra instrumentas только от ir того, viskas priklauso nuo to, как я kaip собираюсь tu, kaip использовать aš, kaip mes этот tą инструмент. instrumentą panaudojame. Инструмент работает Bet kokį по-разному для instrumentą каждого. mes galime kiekvienas panaudoti или вы daug kartų ir visiškai labai Принимайте skirtingai. или нет. Tiesiog arba mes Но tai то, priimame, что suprantame, неприемлемо, arba ne. непонятно, Ir jeigu mes absoliutno kažko nesnačit, neišmanome, что nežinome, это tai вообще anaip не tol существует. tikrai nereiškia, kad tai Но это neegzistuoja. существует. Nes visa tai egzistuoja Навсегда. visada. Dar teko girdėti, aišku, tokių, kaip aš sakau, nesąmonių daug, kad kaip tu įrodysi, kad magija egzistuoja, o kaip jūs man įrodysit, kad ji neegzistuoja. Aš niekam nieko nesiruošiu nei įrodyti, nei neįrodyti, man niekieno įrodymai nereikalingi, niekieno tikėjimas, netikėjimas man visiškai nereikalingas, nes tai yra kiekvieno ir tik kiekvieno reikalas. Ir aš tą patį galiu pasakyti, kaip jūs man įrodysit, kad oras egzistuoja. Kaip, juk oras, aišku, jisai egzistuoja visada. Bet kaip jis atrodo? Tai kaip, juk mes juo kvėpuojame. Iš kur jūs tai žinote, kad kvėpuojame visi oru? Tai kuomgi tada, jeigu ne oru? Arba vėjas. Kaip atrodo vėjas? Mes jį matome, girdime, galime pačiupinėti, paragauti. Ne, mes matome jo darbus, padarinius. Ir dauguma, kaip su tais tikėjimais, ten tikiu į Dievą, ar ne, sako. Jūs daug galite įrodyti, kad jūsų Dievas, nežinau, kokiu vardu jį vadinate, čia yra kiekvieno irgi asmeninis reikalas, kad jis egzistuoja. Jūs jį matėte, girdėjote, kalbėjote su juo, pačiupinėjote, paragavote. Ne, tai yra tikėjimas. Ir kad, kaip aš pirmais sakiau, jeigu aš kažko visiškai nesuprantu, neišmanau, nesidomiu, nežinau, tai anaiptol tikrai visiškai nereiškia, kad to nėra ir tai neegzistuoja. Ir iš viso tiesos nėra. Kiekvieno mūsų nuomonė yra kiekvieno ir tik kiekvieno iš mūsų tiesa. Kiekvieno mūsų reikalas, kiekvieno iš mūsų gyvenimas. Ir jeigu man tai tinka, priimtina, man tai realu,
aš tuom gyvenu. Man tai egzistuoja, nesvarbu, kas tai bebūtų. Ir tam nereikia jokių įrodymų, neįrodymų, pačiupinėti, paragauti, paliesti, nupiešti ar perteikti. Čia yra žemiausia forma žmogaus jau neišmanimo, kuris galvoja, kad viską galima įrodyti, pateikti, atnešti, paduoti, pačiupinėti, kaip akmenį nuo žemės pakelti ir padėti. Taip nebūna. Net ir žemės pasaulyje yra labai daug nesuvokiamų dalykų, erdvės pasaulyje, vandenų pasaulyje, požeminiam pasaulyje yra labai daug nesuvokiamų dalykų ir anaiptol nereiškia, kad jie neegzistuoja. Tikėjimas, suvokimas, tai nėra daiktai, tai nėra spalvos, kaip ir emocijos, kaip ir jausmai, kaip ir meilė, viltis, liūdesys, tai ne spalvos, tai ne kažkoks, tai skonis, kąsnis, tai ne kibiras vandens, kad pasemsiu, atnešiu ir padėsiu. Gal jums juokinga, kvaila, tai jeigu taip yra, tai puikiai parodo jūsų neprotingumo lygmenį.